NTACT, narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentas. Esu padaręs porą video tokių, kur labai aiškiai parodo, kaip jie dirba ir kaip jie tiksliau nedirba, arba kaip jie daro savo darbą, kurio nedaro, arba kaip jie kuria įstatymus ir interpretuoja jį kaip nori, kiekvienu atveju skirtingai ir net toj pačioj situacijai skirtingai žmonės skirtingai interpretuoja, arba laiko einant ten įstatymas nepasikeitęs, bet jų interpretacija kaip nori. Arba jeigu tu esi mažiukas, tau vienaip galioja, jeigu esi didelis, galioja kitaip. Žodžiu, yra pirmo video, tiesiog ten buvo daug taisyklių prirašyta, kaip jie veikia, antroji su raštais jų, su jų atsakymais ir parodymais, kaip visą tai veikia ir kaip kas darosi. Kokia yra nesąmonė ir pakartosiu, kad šitais tai niekam neatsakinga. Teoriškai vyriausybė siunčia pas direktorių, nes direktorius vienintelis žmogus atsakingas šitos įstaigos veiklą. Tai tau direktorius atsako į laišką, o tu jam atgal skūst gali pačiam savo. Žodžiu, baisu yra ir tragikomija. Žodžiu, dabar vėl pakilo skandalas prieš porą metų, ne, daugiau gal ir, buvo išlindę, kad pavogė pinigų su dirbtiniam sąskaitom tikrom išrašinėjo, pasikeiteliojo, žodžiu, ir ten pavogė kelius šimtus tūkstančių, 300 berods tūkstančių eurų bendroji sumoje ten per tas schemas, jeigu nedaugiau. Ir viena šeiminėlė ten berods, jeigu gerai atsimenu, 150 tūkstančių pripaišė jai dabar išieškoti iš jų. Tai kiek ten vyrą nuteisė, aš nežinau, bet žmonai nuteisė berods, nes priskyrė baudą 20 tūkstančių eurų. Čia ne konfiskacija pavogtų pinigų, o bauda 20 tūkstančių, kaip supratau. Ir šitas žmogus visus tos metus dirba kur? Narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamente. Ir dirba ne kažkokia eilinė, o dirba vedėjas skyriaus. Tai jinai buvo ir pagrindinė vadovė laikinai einanti pareigas. Bet jos paskyrė kitą Gražiną Belian, kuri irgi nieko neveikia gyvenime turbūt, nes šneka ir meluoja ir išsisukinėja dažnai. Tai jinai pažadėjo, kad pasidomės ir čia priims sprendimus ir kokie sprendimai. Žmogus, kuris yra teisiamas, kuris apsivogęs, kuris garbė visos įstaigos ir savo tai paminės, dirba toliau su vedėja puikiausiai. Ir dabar jinai gavo baudą, reiškia viskas, pripažinta kalta. Ir ką jūs galvojat, ką NTACTas? Sėdi šikna suraukia, jinai toliau yra, aš pažiūrėjau sąrašuose, toliau darbuotojų sąrašuose yra, jinai toliau dirba savo darbą. Dirba kabutėse turbūt, nes žmogus, jeigu apsivogęs yra, tai turėtų, mano manimu, nedirbti darbų jokių valstybės įstaigoje, nes toliau gali vogti mano pinigus. Ir tokių žmogum pasitikėjimo jisai nekels niekam. Bet jis toliau vadovauja vienam iš skyrių. Puiku, NTACTo visos, kaip sakyt, visi, gerai, ne taip grubiai nesakysiu, tai žodžiu, viskas aišku, kokie jų yra moraliniai kompasai, kaip jie elgiasi, kaip jie galvoja apie gyvenimą ir apie etiką ir moralę. Dar apie barmenus. Tai mūsų barmenė, kur susižalojo ranką, vis prasidėsi biuletenį, nedarbingumą. Ir iš vienos pusės labai noris, kad jinai greičiau grįžtų, nes tikrai jinai dirba pilną etatų ir tikrai labai jaučiasi, kad jos nėra, tikrai skauda dėl to. Jo labiau, kad jinai tikrai faina ir viskas labai gerai su ją. Iš kitos pusės, kvaila grįžti į darbą, jeigu tau duoda nedarbingumą su 100% apmokėjimu. Tikrai toks vedu. Kodėl kažkas turi grįžti į darbą, jeigu tu gauni 100% atlyginimo nedirbdamas? Nežinau, yra, žinokit. Jo labiau, kad pas mus arbatpinigiai, kadangi apskaitomi yra oficialiai ir sumokami nuo jų visi mokesčiai, kokie mokami yra nuo atlyginimo, tai jinai gauna sodros išmokas ir nuo arbatpinigių sumos. Tai aiškiai, jinai visiškai nieko, net ir arbatpinigių nepraranda. Tai kodėl turi žmogus grįžti? Neturi. Tai toks pastaba tokia, kad visiškai, kad ir kaip norėčiau, kad negrįžtų, bet absoliučiai suprantu, kodėl jinai negrįžtų, net jeigu ta ranka būtų pakenčiama ir galėtų jau dirbti. Nes nežinau, gal šis su ranka dar vis niekaip nesugyja, jie ir gali būti ir taip. Bet pats principas, kad jeigu žmogus negrįžtų gaudama 100% atlyginimo, tai mano manimu yra labai suprantama ir pateisinama dalykai. Vis dar sutinku žmonių, kurie nežino, kodėl uždarė Mėsinskį.
ir kodėl turime kitus 2 barus ir kaip ten sekasi, mums nežino. Tai pakartot galiu. Tai Jasinskį uždarėm ne savo noro, o dėl konfliktų, nes vieni nori įsigyti visą pastatą, kiti nenori parduoti patalpų. Ir kažkurioje vietoje nesutampa jų turbūt piniginiai norai. Nežinau kurios pusės ir nežinau kaip, bet turbūt man tai neturėtų ir labai rūpėti, bet tiesiog kažkurioje vietoje nesusieina. Ir tada kariavo ir uždarė visą pastatą, aptvėrė tvorą. Ten detalės dabar jau nebe taip svarbu, jei kas nori atsisukit, pasižiūrėkit ankstesniuose video iš pavadinimų galim suprasti, kur kas yra. Dabar šiaip dedu timestampus, tai dedu daugiau dėl to, kad būtų lengva susirasti temas, apie kurias kalbėjau, man pačiam pasižiūrėti. Tai žodžiu, pastai mūsų išmetė iš ten, galim sakyti, tai per jėgą išvarė. O Bilaikas ir Trakai maždaug generuoja kartu sudėjus maždaug tiek, kiek vienas local pubas generavo. Ir Sausį tai mažiau generavo net, todėl kad Sausis yra toks labai liūnas mėnuo, Vasaris tęsiasi panašu, kad irgi toks nepuikus mėnuo, bet Jasinskis Sausis irgi būdavo kritimas, bet nelabai toks ryškus, nebuvo labai ryškaus kažkokio kritimo. Tai va, o ką aš dar, tai norėjau pasakyti, kad turėjom čia, neatsimenu pasakų, bet gruodį turėjom vieną dieną, kai su Gertrūda dvies atvarėm jau nei kojyčių, nei rankyčių, tai buvom pasiekėm rekordą visų laikų Trakų baro, vieną gruodžio dieną, o šį penktadienį šitą. Tai Gertrūda dirbo belė kaip ir padarė 3 vietą Bilaiko apyvartą. Tai mes pasidarė tokį 5-tuką, 5 geriausių apyvartų ir aš galiu patikrinti, kurią dieną buvo tas planas įvykdytas. Tai Gertrūda viena Bilaikė buvo ir padarė 3 apyvartą to barą. Tai labai džiugu, atlaikė, atvarė diena jinai ir negirdėjau nei vieno verkimo ir skundimuose. Šaunuolė. Tiesa, dar labai įdomu, kad kokį ketvirtadienį Bilaikas kalė į klyną visiškai Trakams, Trakai buvo kažkokia depresija ketvirtadienį, nors ketvirtadienį šiaip viena iš geresnių dienų, Senamiestėje 3 pagal gerumą yra 5, 6, 4. Bet ketvirtadienis buvo toks, kaip būna pas mus pirmadieniai, labai liūnas, kažkoks nesuprantu kodėl, negaliu paaiškinti, neradau jokio paaiškinimo savo, kodėl taip galėjo būti. Bilaikės kas okei, o Trakų gatvėj kažkokia nesąmonė. Penktadienis kaip tradiciškai praėjo praktiškai taip. O santechnikai atvažiavo irgi prasiknyso, nes ten yra padarytas su labai juokingais vamzdžiais. Tai yra tokie vamzdžiai klijuojami, neatsimenu kaip pavadinimų, ten turi specifinius, bet realiai klijuojami vamzdžiai yra. Tai nereikia jokių įrankių, nieko to grubiai tariant, visus susimauna ir susiklijuoja ant klijų, viskas kabinasi. Ir tie vamzdžiai dar kol minkšti, sako, dar jie laiko kol, bet pastensta jie pradeda trupėti, jie lūžta greitai. Ir kai jį reikia sujungti su kitom detalėmis, visą laiką yra drebančiom rankom, nes bet kurioje vietoje jis skyla, plyšta ir jeigu tau pasisekė, tai labai gerai. Ir taip ir buvo viena detalė, kampas suplyšęs buvo. Tai nuvažiavo, nupirko naują, nes nepirko iš pradžių, nes nežinau tiksliai, kas bus negerai ir kurioje ten vietoj. Tai išsidaužė biškį aplinkui, nupirko naują, tik pradėjo sukti paaukštį, tas plyšo. Ir nieko stipriai neveržė, tas plyšo. Dar kartą į parduotuvę, žodžiu, tai su tokiais vamzdžiais niekas nedirba, bet kadangi jie išvedžioti tam bare visur yra, tai jųgi negriausi, sienų visų nepervedžiosi naujais. Tenka taikytis. Bet didelį džiaugsmą man tai, kad sutvarkė ir dabar vanduo nebebėga. Tai aš palikau dar viską atvirą, nieko tenais neužglaišiau, jokių ten neužtepiau niekuo. Palauksiu, kol pradžių sieną, pasižiūrės, ar tikrai nebelaš, nes man jau tas vanduo tekėjo daugiau nei pusę metų ten pas mus. Papasakosiu apie laisvalaikio dovanas. Man atrodo, laisvalaikio dovanas. Ten nori, dar kažkoks poetas, gal čia jų, nežinau. Bet jeigu tai ne jie, tai netaip svarbu, vis tiek jie visi vienodai prašy tom pačiom sąlygom dirba, visi kiek ten dovanų kuponais prekiauja. Jie parašo, mums sako, norim plečiam, čia norim daugiau barų įtraukti. Mes kažką su jais dirbam, bet ten viskas gaunas per antrą galą. Ir tai žodžiu, man labiausiai nepatinka visuose tokiuose dovanų kuponuose yra vienas dalykas.
nu ne vienas, bet tarkim pagrindinis. Tai jie pasiema pinigus iš 2 dalių. Tai yra pasiema apie, matau, 25 ar 30% iš pardavimų, tai reiškia nuo kuponų vertės, ir pasiima visus nepanaudotus kuponus. Tai man labai nepatinka, kur tu iš visų galų visur susitrauki, mano manimu turėtum pasiimti iš vienos vietos pinigų, ir tada, nes ta suma, kurią tu pasiemi procentaliai, yra tikrai didelė. O kuponų, kiek aš girdėjau, man pasakoja, kad tikrai nemažiau 50% yra nepanaudojama, apie 50%. Gal ir taip ir tiesa, nes aš pagal save, tai aš turbūt dar daugiau nepanaudoju jų kuponų. Tai žodžiu, pinigai dėli, bet jie tų kuponų, kiek tavažiai nupirko tavo baro kuponą, tu niekada nesužinosi, jie slepia tai. Ir tu net paklausus, jie tau aiškina, kad čia dar ne iki galo aišku, čia kol nepanaudojame, mes nežinom, neturim duomenų, gali atšaukti, Ačiū. Gali atšaukti ten kažką, bet žodžiu, jis slepia tos duomenys ir slepia nepanaudotų kuponų kiekį. Nu ir tai dar blogiau yra, nes tu net nerodo atvirų duomenų. Tai parašiau, kad sakau, kada imsit pinigus iš vienos dalies, tik tai arba už kuponus, arba už procentus, nepanaudos kuponus arba procentus, tada galėsim šnekėtis. Tai jie man atsakė labai juokingai, sakė, pas mus nepanaudotų kuponų yra tik tai 2-3%, tai labai mažas kiekis. Nes kuponai galioja 3 metus, o po metų mes padarom juos tiesiog mūsų projekto kuponais ir tada gali, ką nori žmogus juos išleisti. Teisingai, mano pinigus atiduoda kitiem projektam arba savo pasiema, ar savo projektam. Puiku. Mano to iškart palengvėjo. Tikrai kuponus, nepanaudotus kuponus skaičiuoti procentaliai, kiek nepanaudoja, kai tas procentas visiškai neadekvatus tam, kiek pas mane nupirko ir nepanaudojo, stipru. Nežinau. Tai ar man turi rūpėti, kiek ten kuponus, kurie kiša juos, jeigu man atiduoda nepanaudotų kuponų? Neturi. Tai aš kažkaip galvoju, kad tu nepanaudotų kuponų, jeigu tikrai toks didelis procentas yra, tai jie iš to gali gyventi karališkai. O jeigu ima ten 25%, mano manimu irgi gali gyventi puikiai. Boltai ima 30%, man atrodo, ir apie 30% ima nuo sumos ir kažkaip gyvena iš to. Ir nėra, kad parduoda porciją, neveža ir pasiema savo pinigus. Kažkaip taip neegzistuoja. Tai kuponai, nežinau. Juokingiausia, kad kai atsiranda naujas projektas, pasiema lygiai tą patį modelį, nes nori greitų pinigų ir lygiai tą patį modelį pasiema, toliau dirba. Tai jeigu turite eiti į projektą, norite daryti, pasidarykit projektą, kur pasiema tik tai nepanaudotus kuponus ir 0% nuo šitų, arba atvirkščiai pasiema tos 25, visus nepanaudotus atiduodate. Tada manau, kad tikrai konkurencijos pranašumas gana didelis būtų. Jeigu tos sumos didelės abiejose pusėse, tai vieną pasiėmus jums užtektų gal, bet kad būtų sąžininga, mano manimu, tai tikrai daug labiau sąžininga negu iš kitos pusės žiūrint.